Gubernerkas darbą. Tai mūsų dabar nauja gubernierka. Eik tu višta, tas pats kaip ir tu. Tas išlavėja valytoja, o čia aš gražesnė būsiu gubernierka. Jis supranti, kaip buvo. Atsivertus skelbimus parašyta. Moteriškė, brūkšnelis, mergina. Kaip ten nesudaivęs apalumas, palauk, kaip ten buvo. Ai, brundi, moteriškė, brundi. 90, 60, 90. Jėzau, pridėjau 90, 90, 180, 210. Aš žinau, kleknesnė esu. Nu, ten parašyta. Vokietijoje reikalinga gubernonka. 90, 60, 90. Vyrus, senjorus. Slaugyti, prižiūrėti. Lietuvai neberandi senuką prižiūrėti. Nu, Lietuvai tie seniai, žinai, aš ten gal kokį nukaršinsiu, supranti visi tortai. Prisirūkiauti, aš ir iki vaikelį, žinok, dabar lauku vat į Rygą. Turiu 5 valandą, būtas mano kaziuks lakstė, šautuvą įsitraukęs. Ale, žinok, bet kad tu valai tokiais batamsiais, o čia elektros neturėt kur nors. Ką? Vai pankėlį kokščių čumodams elektros yra. O man biškiu, ai, aš su akiniais, vaikė, lekam. Žinok, paliek mani gauti, tu kaziuką pagausi. Lekam, o čia šakyno mane žadės. Leso mano elektros neišnešiu. Koktų velės. Mano kaziuk kontra nevarė. Juokis, nes tu taip negerai, sakau, juokis. Ir stovėkit tvirtai, sakau, juokis. Kartą vienose kultūros namuose gyveno vienas kultūros darbuotojas. Na, ne visai vienas. Buvo dar valytoja Jadzikė. Taigi, gyveno iš algos dasidurdamas litą kitą vestuvėse ar pakasynuose. Ir kartą patogiai įsitaisęs nepatogioje darbo vietoje, kaip per sapną išgirdo paslaptingą balsą ir pamatė paslaptingą regėjimą. Amanaken, Asala Uršulė, Aksenkrop. Amanaken, Asala Uršulė, Aksenkrop. Kur šitas kiaula kultūros darbuotojas? Aš jam noriu įkristi 13, 14, 15, 16 kartų su šitu lazdu ir perverti su šito įstatymo spragu. Ir perverti su šito įstatymo šparagu. Pujumajo. Ir perverti su šito įstatymo špagu. Ir sėdi, o gyvenimas tai bėga pro šalį. Paklausyk, kaip gražiai vyrai baubia prie pavėsinės. A kodėl ne scenoje? Arba anava jaunimas bambalius ritinėja, o galėtų jais scenoje žongliruoti. Arba va ten aikštelėje pasižiūrėk prie mašinos, muzika bumpsi ir mergos striptizą šoka. Kodėl jos ne scenoje? Pagalvok, gerai pagalvok. O jeigu nepagalvosi, tai aš su šitą lazdą tave chemiškai išpersiu. Amanaken, Asala Uršulė, Aksenkrop.
Baubė. Striptizas. Oi, kas čia buvo? Košmaras. Jadikė! Ko nori, ko čia šauki? Aš grindęs plaunu. Kas buvo dabar? Nu? Jadikė. Ką? Ar tamsta kada susimastai apie gyvenimo prasmę? Tai ką čia mąstysi daug apie tą prasmę? Čia tik jūs, va tie inteligentai, amžinai vis tą prasminat, o taip ir nesuprasi, kame ta prasmė. O tu tamsta ar susimastai, ką turėtum, kokį tikslą turi šiame gyvenime, arba talentą? Ai, talentą, o Jėzus, turiu į tą, į kitą lentą, į tą šitą lentą turiu. Kiek aš tų lentų turiu, taigi mano vyrs ūkininks, pilnas daržinės lentų prikrautas. Ar eik tamstai kokią lentgalę? Keistuolė, aš ne apie lentas, aš apie talentą. Nu, taigi sakau tamstai, kad turiu ir tą, ir kitą, ir šitą. O tundra, ašgi sakau, talentas. Tai kai žmogus turi kažką įgimto, arba sugeba kažką ypatingo. Ypatingo? Nu, sugebu. Labai ypatingus kleckus vyrui verdu. Dar moku. Labai ypatingai, va kaip švariai, grindės išblizginti. Nu? Ne. O jaunystėj, tai žinokis, buvau ypatinga šokėja. Tai kad duodavau ją dreškvai macalėse, vietas neužtekdava. O gal dar kažką? Ai, dar, žinokis, ir eilėraščius kurdavau. Nu, kol buvau jauna ir graži. Nu, dabar tai jau taip gražiai, jau nebekuru tų eilėraščių. Ale dar vieną tokį lyg ir atsimenu. Na? Ta prasme pavaryt, paklausysiu. Vadinasi tau. O? Ne tau, Jama. Susitikom mes kaime pas babą. Siemko mani vaišinai. Tyliai grojant mašinoje magui, mes įdriuką gurkšnojom meiliai. Ant krūtinės man rankas uždėjęs, meilės žodžius kuždėjai slapčia ir žadėjai man miestą parodyt, nusivežęs į mišką nakčia. Taip draugavomės pusę savaitės, lyg dvi žvaigždės aukštam danguje. Man širdelė taip buvo įkaitus, lyg metalas karštoj ugnyje. Bet paskui nuo manęs tu nutolai, tarsi laivas šaltoj Vilnyje. Nubridai Dobilienų atolais, pažadėjęs sugrįžt pas mane. Ir aš vis tebelaukiu, deja. Šaunuolė. Patiko? Šaunuolė, galėsi renginius vesti, būsi vedėja. O, vedėja, tai gal tamsta ir algą pakelsi? Alga? Nu. Ne, aš nemoku, bet tapsi žvaigždė. Ai, žvaigždė. Pagalvo, gerai pagalvo. Oi, čia ne tau. Aš jau misliau, ką blūdį. Skelbiam talentų konkursą. Mes būsime komisija, išrinksim pačius geriausius. Ai, komisija? Taleta nuo tamstas ir dvoč. Nu, kaip nuo kokios pravara bačkikės. Tai va vakar vieną tokį verslininką grojau. Įsivaizduoji, iš vieno krano brendis bėga.
kito šampano. Aš viską susipyliau į vieną bokalą. Per stipru buvo. Teko spiritu prasiskiesti. O durnius aš įsakau, kad duok. Fu. Nu, Tad pradedam. gerai, tai aš biški bėgu persirėdyti, nu jeigu jau žvaigždė būsiu, tai jau pasirėdyti reikia. Tai dabar klausykis, kad mes jau būsime ta komisija, tai jau reikės taip inteligentiškai sakyti. Taip, vis ta prasme, ta prasme. Duodu tau lapą, surašysi, kas dalyvauja. Ai, visus dalyvius. Taip. O balusą turim, ką kelsime? Turim. Va, jesau, kokių balų turim. Tai laukiam dabar jau tų dalyvių. O, vienas yra. Jau nuvydo gėlė, kurią tau dovanojau, nes kultūrkiai šaltoj gėlės augti nenori. Lauksiu aš tavęs po auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. Lauksiu aš tavęs po auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. Jas galiu suskersuot, jeigu reik visus aldyt, kai nieks nematys, jas galiu ir prakalti. Lauksiu aš tavęs auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. Lauksiu aš tavęs auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. O kai medžius spragsės ir gyventi bus miela, aš ateisiu nakčia, atgaivinsiu man sielą. Lauksiu aš tavęs po auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. Lauksiu aš tavęs po auksiniais dažais, tu ateik, jeigu malkų tau reik. Laba diena, ta prasme. Laba. A turi 5 litus? Čia dabar jokių 5 litų. Čia vyksta talentų atranka. Jūs, kaip matau, tas viešdarbis Kieša būsite. Tuoj užrašysime, įtrauksime jūs į programą. Čia talentų atranka ir prašom pasakoti, ką moki, ką gali daryti. Nu ką galiu daryti? Galiu duobę kast. O ką dar gali daryti? A galiu nekast. Aš nesuprantu. Na, o talentą, kokią ar turite, na, ta prasme?
Ar dainuojate, ar šokate, ar deklamuojate, ta prasme? Jūs čia blūdijat, aš nesuprantu. Mane dar pabiržą atsiuntė kultūrkiai malkų pjaustyti. Bet kitko, nereik malkų pigiai. Va, atsiuntė malkų pjaustyti, duokit 5 litus ir einu namo. Ne 5 litus, o prašom sudalyvauti talentų atrankoj. Tada duok rūkyti. Nu gerai, moku dainiuškę vieną. Kur tas muzikants jūsų yra? Taip, grajik iš C-dūras. Aha. Čia dar dūras. Duok triūbą. Nu? Dainiušką vieną moku. Sudie, mergelė, sudie, jaunoji, sudie, gyvatė, tu raudonoji. Nebeturiu aš žemelės, duoną valgau iš termelės, širdis žalia kaip cibulis, nebenoriu nei Uršulės. Na gal ir neblogai, taip vertinam Kiešos talentą ir lauksime jūsų koncerto dieną. Nu gerai, duok tos 5 litus, nu. Tik po koncerto. Po koncerto. Eikit žmonės į kultūrkę, eikit ten po 5 litus dalint. Visi, eikit. Durniai. Gal dar koks ateis, aš O klausykis, gal neapsiverskiam rimtaisiais durniais, skirstomės, pablūdijom biškį į garą. Mano darbo valandas nesibaigia. Aš jau visur išsiploviau, jau galėčiau. Reikėjo skubėti. Vyrs mano klestų nori. A gerai mano ta kunkarta. Ne. Vadina mane šlapiu. Atstoja mano mus. Mėgstu aš atvirtinę telefonus. Kai prakalsiu seną telefoną, aš nupirksiu tėvui samagoną. Jis galės sau ramiai miegot, kirtas duos mašiną pavairuot. Laba diena. Laba diena. Kaip matau, būsite jaunimo atstovas, ta prasme. Pasakok. Matote, aš atstovauju jaunimą. Ir reikalauju, kad pagaliau jaunimo žodis būtų išgirstas. Jaunimas jau nuo senų laikų nori išsisakyti, ką jis galvoja. Žodis jaunimui. Taip, klausome jūsų. Užviršą tekstą. Va šitą, va, šokiai bus. Šokiai? Šokiai bus ir koncertas bus. Supratau. Tai dabar, gerbiamasis, parodykit mums kokį nors savo talentą, ta prasme. Čia matote, vyksta talentų atranka. Ir vertinti. Gal mokate ką nors? Kuriuo eilėraštis? Tu labai šaunu. Vieną galiu pirmasis. Atskrent sakalėlis iš raudonos knygos, eina septintokai, rodydami špygas. Arba kitas lapas. Na, toks avangardinis. Patriotinis alielas. O dabar patriotinis. Ištirpo sniegas lašniai, sušalo partizanas, tupėjo medį silkė ir klausė, kur Antanas? Na ką jau, jaunuoli, vertiname jūsų pasirodymą. Reiks įtraukti į programą. Būtinai, čia toks Poetas bus. produktyvus poetas toks. Jaunuolis, taip.
Nu dabar jau gana man, einam namo. Nu palaukim dar valandžiukę kitą. Manęs vyrs ateis ieškuoti. Ką? Paskiauda pradėsi tarinėti, kad čia sutamsta. A girdėjai, kultūrkiai sakė, po 5 litus dalina. Jo, gali būt. Dalintai, žinok. Už ką duoti? Nu, už ką, nu, supranti, nueini, saka, pasimavė, durą, pastumdai, gauni 5 litus. Kas tau sakė, nesąmonė? Nu, tas, Kieša, vieškartis. Kieša? Nu, kur Malkas prie kultūrkės. Nu, lyg negalvoj. Trio varo, bet ką parodysim, ką? Nu, ką parodysi, va. Žiūrėk, yra nepanašus į Linėdą. Pasižiūrėk į save, jos tą penką užneši. Varo! Ale tiksliai. Varo. Oi, laba diena. Sveiki. Prašom prisistatyti, ta prasme. A mūsų pristatyti nereikia. Mūsų taip visi žino. Jo. Mes. We are superstars from Lithuania. You understand? Ja, va, turim stendų, turim, cielus 2 stendus. Čustras! Listanija buvo nienis. Čia angliškai padarė, va? Kaimas. A, tai ten Anglės musau kruopė Anglijoje. Bet gerbėmieji, kadangi jau atėjote čia, tai prašom pademonstruoti kokį nors savo talentą, ta prasme. A pavarom? Pavarom. Davai, pavarom, kur tas mikrofonas? Ten. Anglai. Anglai, gal angliškai uždainuos. Stendai. Klausom. Davai. Užrašykiam gali. Varyk. Duetas. Už visus 5 litus. Duetas. Kur jūsų rankos? Jūsų sąžinė. Aš negautas, dar negautas. Prostina miška, nedviratys kryška, minų ir minų. Dėjosi aš kryšta ir tantų indėnas mosuoju keliu. Taip valgyt noris, nekrinta svoris, bet nieks neatneš. Jei nepagausiu, tai įsugraužti norisnio žemės. Dviratukas mano senas, triperiukas jam lenksiukas krinta ir vaitoja kuorė. Priekylis, tekylis jau visai aštunkė, kai nebevažiuoja, paskui jūsų koja. Vakariavo į debesis niūrus, aš tupėjau tarp kojų sudėjęs rankas ir pro skylę tvoroje žiūrėjau. Prie baseino įkrentęs kaimynų merga, tik staiga kažkur netikėtai nusileido sprando gauruota ranka ir toks balsas tarytų perkūnas. Pagadėlį sulaužė kojas. Mes talentą grįžim kartu, mes talentą sulaužim drauge, mes talentą paslėpėm griovyje, mes talentą grįžim kartu, mes talentą sulaužim drauge, mes talentą paslėpėm griovyje. Padarysiu aš tave kalto! Stabdom. Ta prasme, va jūsų vertinimo balai, ta prasme. Žinokitės, kad čia ne triukšmą reikėjo kelti, o talentus
ne, demonstruoti. Daug dar tą vakarą talentų stebino komisija. Kas šoko, kas dainavo, o svarbiausia, visi buvo pakviesti dalyvauti koncerte. Ėjo laikas ir pagaliau išaušo koncerto diena. Susirinko žiūrovai, net 5. Jie laimingi plojo, šaukė, pakartok. Ir net po koncertui pasibaigus, dar ilgai kultūros namuose netilo juokas ir dainos. Ir nors čia nebuvo kranų su brendžiu ir šampanu bei kitų įmandrybių, visiems buvo neapsakomai smagu. Mūsų kaimas mažas, bet fainas. Čia daug nutikimų įvairių. Viens nupirko už žmonę kombainą. Jis ramiai gyvena iš pašalpų. Telyčia nuėdė kaimyno burokus. Ai, kokia gėda, ai, kokia gėda. Kaimynas pamatęs nukrito nuo stogo. Ai, kokia bėda, ai, kokia bėda. Kaimynui sėkynę baisiausiai skaudėjo. Ai, kaip skaudėjo, ai, kaip skaudėjo. Iš napso kongresas jam ten padėjo. Ai, kaip padėjo, ai, kaip padėjo. Čia pabūtė naujieną išgirdus. Išnešioja žaibo greičiu. Žmonės čia paprasti ir nuoširdūs. Padėti gali, jei tau sunku. Tad ačiū žiūrovai, kad mus žiūrėjo. Ai, kaip žiūrėjot, ai, kaip žiūrėjot. Ir savo plojimais vaidinti padėjot. Ai, kaip padėjot, ai, kaip padėjot. Jūs linksmino grupė Pirmadienis su programa Talentų paieška. Viskas, iki pasimatymo. Gubernantė Ispanija važiuotų, palmės vertama. Eik, tu nuveži man į tas kaziukas, supranti, aš pirmą kartą skrendu. Paleida, o man saka, ai nežinau, ten kažkokią kalbas ir išvažiavo, palika mane. Aš supranti, einu, ten anglišką, latvišką nemoku, saka, aš paruski. Kažkur su bakaliavo, saka, paruski. Saka, tiek to čemodano, ten toks šlipsas važiavo. O čia mano dešinėlės lašinė. O tu aišku iš paskos to čemodaną, ne? O tai jau iš paskos reikėja vištatų. O ne paim pagrubi to čemodaniuką, mano čiukštantų šliptą. Aš tik tą šliupšant viršaus, o ne mūsų ranko makalau, saka. To svidanie, oi, aš tik tu. Žinau, kad nuštaužiau toks raudons kilimiuks, va čia kaip tos vainiuks pavakšta. Ta irgi vakšta, ten visi toks raudons kilimiuks. Aš to ant kilimiukų, žinok, važiauju. Ogi lėktuvas. Žinok, stop, aš žinau ton lėktuvą, ton čemodaną. Tu
supranti, padėliarku. Pasakysiu, paskau, dabar taip noriu pasidžiaugti, kad parskridau gražiai. Supranti, pradėtos lėktuviuks kėlėti. Aš žiūriu ten pirmos klasės su visų šikinyku. Į staliuks bova, į šampaną bova, nusakau, tam gražią muni čia prijam. Ale tu vaikėl, žinai, su kom skridau? Ale pons Kubilius skreda. Landsbergis į Paleckis. Eik, tu kokį fonį buvau laiminga, galvoju, dabar ką prašysiu rinkimą artėjai. Nebereks kiaulio augint, galvoju, nevažiausiu į tą Vokietiją, tom gubernantį, galvoju, Lietuvą, eisiu, paprašysiu. Ale girdu kalbas, nu aš žinau, kad ir kaimo moteriškį, sakau, netrukdysiu, nu lauksiu, koloniai pasišnekės. Tu žinai, koloniai šnekėlė. Saka, pradėjo kelti lėktaus. Landsbergis saka, aš mesu į žemę 100 litų, 100 žmonių, vien žmogelis, sako, slaimins. Europos meltai, galvoju, vien žmogelis, nu koks tu absorts, nu grins absorts, nu toks gailus minigų tik 100 litų. Nu, Paleckis saka, 800 litų padalinsiu į 10 litų. Saka, įmesiu. Saka, 10 žmonių bus laimingų. Mažda ton šampanioką įkaliau, žinot, biškį reibę. Nu, Kubiliu, žinok, saka, 800 litų po litą padalinsiu. Išveisiu į žemę, saka, 100 žmonių bus laimingų. Nu, tada nebeiškentėjau. Atsistojau, sakau, ale ką visus 3 jėmis išmesiu, ta 3 milijoną bus laimingų. Ale tu vaikeli, šito, ką man išveini iš to lėktuvą. Toli, moterį, O mano kas taigi išvažiavo. Nu, tai kaip atsirado? Tu kaip atsirado, man tai dažiek taksistis stol. Išpuoliau, nu kaip atsirasiu, nemoku. Ale žiūrėk, pateinantais palauk. Taip? Ja, pažiūrėk, antais vairatais. Supranti, išlegiau, sakau, tamstai parveš, saka. Aš nesuprantu, sakau, pravizy, moni, pravizy. Sako, pravizių, saka, 30. Gerai, sakau, 30, tak 30. Parveši čia iki šakyno, žiūrėk, man tais vairatai. Aš anam duodu 30 litų, on saka 30 latų. Ai, Lietuvai, eina, paidėlitų mane užgelbėk, nebevalyk. Aš mačiau, kad ten grušių buokų kažkur galanos mane išgelbėk. O nesakė, griežtų, kažkuo tu čia tu pasiek. Aš duodu, kad dar žmogų pasodirbtų. Sako, tėvi, aš jau nesugelbėk, ir tu Juokis, negerai, sakau, juokis. Ir stovėkit tvirtai, sakau, juokis. Nes tu svečias esi, taigi neliūdėk. Ir mielas juokis. Čia ateinu. Neprasidėjo, tai kiek neprasidėjo. Klausyk, ką? Ale tu į durną. Su piršne batus valyti. Nu ką padarysi, šunšūdai lipau ir viskas. O tai piršne, tai žinok, tai ne man, aš galiu valyti, man tai negaila. Jėzus, čia man atiduok. Noriu pasinusiau, kur mane reikalinga. Piršne batus valyti. Rankai nepasižiūr savo mano. Bet tai galėtų jau koncertai pradėti, aš tai nesuprantu, kas čia vyksta. Ko, dėdė? O tai kodėl tie žmonės taip į mumis žiūri? Tu neatrodai už tai žiūri. Į save pasižiūrėk. Nu tai gerai atrodau, pagal paskutinį mados klyksmą, pažiūrėk, nu. Taip. Juoda, raudona. Tave žmonės pamatė ne tik lyg pradėt, bet tik gaičių tą gėdoti. Tai ką jie turi gėdoti? Tai mane iki gėdų. O tu? O ką aš? O tai tu man manęs varai, dabar aš blogai apsirengus, ne? O ką aš tau sakiau? O ką tu man sakiau? Kaip visą savaitę sakiau. Būk gera. Eisim sekmadienį į kultūrkį. Nu. Nejauk, nelaša. Ką man gėds nebūt, nu? Kaip suprast, neimt nelašą? Nu, ta prasme, nekalt, ni biškė, ni gramo, ni cirkas. Nu, čia dabar mus atėjau tikrai durnarkų sėdė. Neėdė, durnarkų dar neišdyka. Mat, aš girdau. Ne tik, Tai man taip, tik taip. ką tai taip, pati per pusę metų, kutė per pusę, va, per 2 metrus aš tave užuodžiu, žinau. Kažkokį jau te... Nu,
Žiūrėk, samalas išnekėjai. Bet tai nežinau, su kuo klausyti. Žinai, baigė. Bentai, gal kokiu dar čia klausimų. Tik žinok, mano senis, nu va, Velykum nusipirkau dekoloną, nu tai va, nusipirkat, aš taip šlakšt, 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 pasipipinau. Sakai? Aš tuoj pažėsiu, kokį tu čia šlakšt ir ką ten nusipirka. Ei, klausyk. Tu uostyk, tu negerk, tu uostyk. Čia ir užsikast reik, ne tik uostyti. Tik žinai, kokį 60, tai tik... O jes! Nu, palauksė. Nu, va, pareisiu namo, tai pamažą nepasirodžiu. O, tu rūpužė, šitaip, prieš visus žmonės apsijokiau. Tu tikrai kažkokį nesąmonę, kažkokį sąmonę. O, tu parasi. Nu, palauk, aš grįšiu namo, tai tau tikrai blogai baigsis. Sėdėk, nebūti pirmą koncertą pasižiūrėti. Aš vis tik nieko nesuprantu. Tu nesupranti, išdėri gramais, jomiai įsidėk gramai. Nu, bet kad tie žmonės taip žemai sėdži, o mes čia taip kažkaip aukštai sėdžiam, kažkaip. Kur tai aukštai? Kur tai daug, ne? Nu ką, žinau, nu ne ten, kur visi žmonės sėdži. Kaip tai? Žiūrėjami pažvėjoti, žinote, Palangoje dabar naujus žuvis atsirado, chachaliai. Chachaliai. Tai mes tu tą šluotą ir lekiam į Palangą chachalių pažvėjoti. Gausybė prekių ir pramogų, grožio procedūrų ir net spa centras. Visą tai nuostabu, dėja šiandien mes susirinkome tam, kad reikalingas mūsų kultūrinės salės renovacinis remontas. O kaip žinia, būtina keisti grindis. Tai aš jums ir sakiau, kad nereikia kviesti to pimpedų iš Klaipėdos. Mums nelemta dalintis jau. Prašo mus paremti. Jai reklama prieš rinkiminė, o mums lėšos. Nu tai, tikriausiai. Pati įsijonui neturi, tai parem. O kai pasidėsi į mentuksinių kiaušinių kaip perekštė, tai gal tada ir sulauksim paramos. Merginos, man kilo gera idėja. Kuo mes prastesnės už vienos ambasadorius? Nu, pasipuoškim ir surenkim vienos balių. Ką, vieną balių? Ne, tai du. Jeigu sakoma tau viena, tai viena. Bet ten reikės laikytis kažkokių etiketų, jokių juodų suknių, pirštinės iki pažastų. Nu, neturėti nei pažastų, užsimauti kelkūnį, ką padaryti? Nieko nebus, panos, pačios nesugebėsim. Visgi manikiūrai, pedikiūrai, soliariumai, spotingai, šukuosenos ir net suknios. Gerai, gerai, merginos, nesipykit, nekenkim savo grožiui ir tobulumui, ar ne? Skambinkim stilistui, keiskim stilių, kad ir mes, merginos, reto grožio. Tikrai reto grožio, reti dantys, reti plaukai, net blakstienos. Aš žinokit, tam balių nepuosesu, nečiaudėsu. O galim ištęsti. Žarėno elits pasirodė. Žinokit, elegancija. Į dako pasakysiu, nerūkysiu. O jeigu skorbencarų užspjaut, aš tam tvarkinga, žinokit. Žinokit, mergelės lauksiu. Aš lauksiu šokių valandų. Šokėja, nematė. Jūs gal šoksat, gal ne. Voštėte. O po tų šokių, jūs gal važiausat nuomiai, gal ne. Vošto ne. Kaip ne? Va kap ne. A jūs matėt per televizorių? Šuok, 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 o po to mi neberuoda. Ir matyt nugriova bešuokdamas. O tos balius ir visur nesakykit, korėjau šuoką, tai naujat balius būtų iki paryčių. Jūs man nepasakokit. Aš jau žinau. O nežinokit, tik tas norat grožę pasižiūrėkit. Ne, aišku, O tai jau kaip mes sakėm, reik remontauti į salę. O pinigų tai nedaro. Eik su tom bliūdom, žiūrėk šimto. Nu, pamiršo, to tai žinau. Kad tau gerai. Ale mes padainuokim, padainuokim.
Panelės, aš pas jus šiek tiek per anksti atvažiavau. Ne per anksti, mes tuoj susiruošę. Paliktų man pašvaistą. Nekur nesus. Ergutėliau, kaip jūs atrodote ir vėl tos pačios bėdos. Kaip viskas suglebia, karai nupatė. Kokie karai čia papai, dar neudu. Žalios balumų niekas. Ar 90, 100. Čia 30. Taip, o per vidurį 180 pas jūs. Kur jau, kur? Aš tuoj galiu tai ištaisyti su savo firminė mankštelė. Jėzau, aš šluoju visą dieną gatvės jau tos mankštos, taip prisidirbau. Nieko, o šitą padės. Man tai... Pritupimai. Jau šalia atšalus, ir alus putuoji, važiuoju pas tave, kramtoškė burbuojant, tu laiptiniai stovi, apsivilkus miniaką, jau greit 1:1, sutiksim naujaką, mergikė prie stalo, ji puikiai atrodo, mano rodyklė, 12 rodo, mergikė prie stalo, ji puikiai atrodo, mano rodyklė, 12 rodo. Šitos mados vaizdos. Čia ne medė, šitos sutraiškis, patai prie kelių. Viešpati brangus, nesuplėšit. Čia trūdžiu. Mano gaisrininkas viskas, kuo pirštinės atėmeinu. Kokias gaisrininkas? Neredyk tamstai. Vaik, o Jėzus Marija. Koks šalta. O Jėzu 5 dienas galvos nepuoliau. A tamstai. Taip. Ką čia navaduosi? Štai. Svarbiausi maldos akcentai. Diržiukas, taip. O koks čia tas diržėlis? Gučiai. Šniūrs kažkoks veršė. O Jėzus Marija, pas mane geležniką maišė tokį šniūrų šitoks šimtais. Koks čia gušis diržėlis? O štai šalikėlis. Saka, man nieks nebėrė tamstai, žinok, dar nieka. Petrelis mano dantai siet gali atsisėdis. Aš ne žalauna. Čia ne Petrelio šalikėlis, o Versace. O nepaslėpsi mano privalumus. Ne, paslėps, kaip tik jau išryškis, gražus, tobulas. O tai čia gal koks snarklinas, kas čia dabar? O štai mūsų gražiausias akcentas tai baletė. O Jėzus, kur čia tamstai gavai? O dėtų, kas čia? Čia mano batai darbiniai. Sabonas parbučiai duoti. Kaip čia? Ale koilių nenumipsi. Nenuėjau koilį sušausa. Palauk tamsai, biš, palauk. O, čia, trūk, palauk. O nenuėjau koilių, manausis sušausa. O Jėzus, Ausis nuo koilių. Palauk tamsai. Aš atrodau, nebergiu aš. Gražu, tobula, viskas suderinta, bet tačiau paslaptis išlaikyta, metukai uždengti, kaip jūs gražiai atrodote, derinta. Tiesiog pas jūs, matau, vieną vodą, bėda, jūsų papuošalai šiek tiek per maži galės būti didesni. Mes moteris kuklios iš prigimties mokame džiaugtis, kad ir mažai jų brilientų. Ne, kai rapštai, bet tačiau kokios mamma mija, kokios formos, kokie balumai, kokios bandelės, net man paragauti, niam. Jūs tarsi tobula, o ne taip kaip tos anoreksikės iš televizijos. Jūs tarsi dama iš griuk negyvas. Aš tiesiog akise tirpstu nuo jūsų saldžių žodžių. Jūs man pataikaujate. Nepergyvenkite, neištirpsite, yra daug ką tirpti. Štai ir aš paskutinė, bet neprasčiausia Holivudna dama. Oi, sakoma, moteris prie veidrodžio praleidžia 3-5 metus per savo gyvenimą.
Bet jūsų atveju to negalėčiau pasakyti. O kodėl? Ne, neturiu. Dalyvius pakviesti dar trumpam į sceną. Visus Žarėnai, Šakina. Gruždžių dar matau yra užsilikus. Kągi dar kartą ačiū ir norėčiau žinoma prieš nuskambant paskutiniam mūsų šios šventės akordui labai norėčiau padėkoti tiek mūsiškiam, namiškiam pirmadieniui, tiek šakiniečiam. Jo. Ne, nu, matai, labiausiai vis tiek sako, prie savų labiausiai traukia. Ir žinoma, svečiam norėčiau įteikti dar čia tokį bliūdelį. Kaip matote, Šakyną. Ir vidury mūsų riteris, kuris kovoja už įstatymą į laisvę. Tai pirmiausia, Žarėnų atstovai norėčiau įteikti ir dar vieninteliai likusiai Gruždžių pagrindiniai artistai. Ir žinoma, palinkėjimas visiems žiūrovam, ačiū, kad atėjote, ačiū, kad žiūrėjot ir juokitės, kuo dažniau juokitės, nes kai žmogus juokiasi, gyventi tikrai yra lengviau. Kaip kažkada sakėme savo ankstesnėje programoje, net jeigu kišenėje švilpia skersvėjus, o šaldytuvas pilnas oro, vis tiek juokitės, nes juoko valdžia dar neapmokestino. Tai mūsų tradicinė daina, kurią padainuosim visi kartu, kas gali. Kas atsimenam? Juokis. Liūdna ar linksma šypsotis, kiek kišenės artėja švilpsniuotis, nes pasaulis gyvena tik tol, kol moka juoktis, juoktis.
gėlių juokis, nes ir pinigų vis tiek juokis. Tai gyventi lengviau tebus juokis ir šypsokis. Kas linkime, kad nuotaika būt gera, nuo vitaminos ir gerėtų sveikata. Juokas ir šypsena, ar naktis ar diena, jūs telydi visata. Lai šypsena visiems gyventi padės, su šypsena žmogus žmogum patikės. Bus laiminga diena, su plačia šypsena, nušvis saulė danguje. Tai ačiū visiems ir iki sekančių malonių. Ačiū, kad buvot, kad dalyvavot. Pavasarį savit dar trūkumas, tai šiandien tikrai to Sabino jūs gavot virš normos. Ar tiesa? Visai. Ačiū jums. Juokis, nes tai negerai, sakau juokis. Ir stovėkit tvirtai, sakau juokis. Nes vis svečias esi, taigi neliūdėkit mielas juokis. Čia atėjus gerai, sakau juokis.